Nu, tikėkime, aš esu susifokusavus, tai matysim, kaip čia gausis mums šį vakar tas video nusifilmuoti, žinai, vis tiek, žinai, kaip čia vyks dalykai. Labas vakaras, gerbėmiai mano video vlogo žiūrovai, čia ir vėl aš Juiva ir šiandien mes ir vėl susitinkame iš mano šventovės, iš mano cerkvės, iš mano gimtųjų namų ir iš mano kotletų krašto, tai iš čia. Ir šiandien aš jums labai beprotiškai noriu papasakoti apie antrąjį realybės šou, kurią man ir vėl teko sudalyvauti, ir tai yra, manau, tai netgi įdomesnis realybės šou, sakyčiau, tam tikrą prasme. Ir realybės šou pavadinimas yra Les Safaris à la Luton. Aš neturiu aguonų dantyse, žinai. Kitaip išvertus iš kažkokios tai kalbos, kuri turėtų būti panašiai į prancūzų, tai yra safaris Lutone, o Lutonas yra oro uostas Londone, iš kurio aš namo skrendu visą laiką. Tai va, ir realybės šou yra žiauriai įdomus, nes jisai vyksta nakties metu, jisai vyksta realiai kiekvieną dieną, bet, tu jam dalyvauji tik tada, nebent jeigu tavo skrydis yra labai anksti ryte ir tu turi miegot oro uoste. Tai va, man šitam realybės šou teko garbės dalyvauti praėjusio trečiadienio naktį ir buvo beprotiškai, nežmoniškai įdomu, nes tai tiesiog, kodėl apskritai safaris, kodėl, ne? Dėl to safaris, nes, žinot, kaip vyksta safariai, tu sėdi savo kažkokiam tam furgoniukį, ne furgoniukį džipe ir tu važiuoji, per ten kokią taigą, nežinau, džiunglės. Ir tu važiuoji lėtai, kad tavęs nepastebėtų gyvūnai ir tu viską stebi aplinkui, stebi aplinką, stebi jų natūralų gyvenimą natūralioje aplinkoje ir tu matai, kaip viskas vyksta, kaip tam tikros gyvūnų grupuotės, kaip jos gyvena, kaip jos ten bendrauja vienos su kitais, kaip jos interaktina su aplinka. Wow, kokios savokos. Ir tas pasakymas, kad oi čia, žiūrėk, kaip gyvulys elgias. Tai aš manau, kad nereikėtų taip sakyti, nes iš esmės tai mes, kai įsižiūri, tai mes lygiai tų pačių gyvuliškų savybių labai daug turim ir Tai per šitą realybę šou aš spėjau tai labai puikiai pamatyti. Kaip ir bet kuriam safariai, tarkim, kai pasako safaris, kas jums pirmiausia šauna į galvą. Tai ten kokie liūtai, gazelės ir tada kokia nors išmėsinėta viena, ten stirna, nežinau, bembis, ten koks nors guli, čia grobai išvirta, viskas, ten kaulai išlindi ir guli, visas ir ten vilkai valgo. Tai iš esmės, tu gali lygiai tą patį pamatyti oro uoste naktį, tik šiek tiek kitą formą. Tos, tarkim, gazelės ten, kur laksto, kurios nieko nesupranta, visos vienodos, jos būtinai turi būti vienoj dideliai grupuoti ir jos atrodo nieko nesupranta ir tie žmonės, kurie nekalba angliškai ir yra didelė grupė tų žmonių, tarkim, tu gali netgi pamatyti, kurie žmonės yra visiškai bum nesuprantantis angliškai, tai jie irgi vaikšto didelėse grupuotėse visi kartu su tom kuprinytėm ir irgi tokie patys kaip tas stirnas, tik tai žolės jokios nekrumšnoja. Jie matos, kad jie yra žiauriai žvalūs ir jie tiesiog, kovoja už savo gyvybę, savo žvalumų tiesiog, kad vdruk kas nors jų neužpultų ir netimtų daiktų, nors iš vis net neaišku, kada jų skrydis, kur jie skrenda, kodėl jie iš vis tam oro uoste ir apskritai ir jie tam oro uoste, dėl to turbūt jie yra pasimetę, bet čia yra mūsų gazelės, tai turistai, kurie nesupranta angliškai ir trinasi po oro uostą. Tu toliau eini per tą savo safarį, lėtai, kad net kreiptum dėmesio niekieno ir tada pamatai tą išmėsinėtą gazelę. Ta, kuriai nepavyko išgyventi šiandien. Tai šitą gazelės vaidmenį atstoja tas čiuvas, kuris kokiai nors kavinėje ar kažkur susistūmęs 3 kėdės bando miegot, jis realiai ir miega. Bet, jisai atrodo kaip ta išmėsinėta gazelė, tiesiog, nes, jo viena ranka kažkur, antra dar kažkur, koja viena viršui, kita apačioj, subinėt pusiau nuslydus ant žemės per tą tarpą tarp kėdžių, kaklas užverstas, kur matai čia visas gyslas, kaip viskas pumpuoja. Ir, jo burna yra antiek plačiai praverta ir atidaryta, kad aš ten net nežinau, realiai ten, kaip pas Dumbledorą, kur yra tas minčių, ten kažkoks šulinys, tai jaučiu į tą burdą, painėrus galvą, tu gali savo giliausius atsiminimus pamatyti, nes ten antiek viskas yra pravira, kad o Dieve, motina žemė. Tai yra mūsų išmėsinėtoji gazelė šito safario ir tokių gazelių galima pamatyti net ne vieną iš tikrųjų per visą šitą realybės šou. Tada, kaip ir kiekvienam safariui, kaip ir bet kokioj gamtoj, bet kur tu nuvažiuotum, yra medžių. Tiesiog medžiai, augalai medžiai. Tiesiog medis, ne? Tai šitam mūsų safariui tokių medžių yra irgi labai daug. Neįtikėtinai daug, aš net nustebus, ant kiek šitam safariui buvo daug medžių. Tai kas yra medžiai šiuo atveju? Tai žinot, kur būna tos lentos, kur rašo, kada skrydis, kur skrydis, ten skrydžio kodas ir ar jau reikia eiti check-in ar ne. Tai kai būna, pavyzdžiui, kai atsirandi oro uoste kokią 1 valandą nakties ir pats artimiausias, ankstyviausias skrydis yra kokią 5 valandą nakties. Jau 5 valandą ryto. Ir tu drąsiai žinai, kad tos lentos tikrai jos nesikeis, nieks ant jų informacija bent dar kokias 3 valandas.
Nes nėra kam keistis, nes, neveikia ten dar nieks, tipo. Šiuo atveju mūsų safario medžiai yra tie, kurie, drąsiai atsistoja ir stovi tas, bent jau geras ten kažkiek valandą laiko ir stebi tos ekranus ir laukia gailiai, kadagi pasikeistas užrašas, kad jiem eiti čekiną. Ir tokių medžių, tokia, kalva, net ne kalva, net nežinau kaip vadinti, medžių miškelis visą laiką šmėžuoja ir ošia šalia šitų visų skrydžio lentų. Labai įdomus iš tikrųjų vaizdas yra. Ir tada esu aš. Tas turistas, kuris vaikšto po oro uostą, tipo, ir stebi visus aplinkui savo ganėtinai naglu, užmigusių, miegančių pusiau žvilgsnių. Kodėl sakau naglu? Nes man visi sako, kad mano žvilgsnis naglas. Ką aš galiu padaryti? Aš nežiūriu naglai, bet tiesiog taip vyksta mano akis. Aš nežinau, kas čia buvo ką tik, bet, jo, įdomiai tam oro uostą naktį. Smagu. Ačiū, kad žiūrėjote šį video blogą, tikiuosi jums patiko. O gal ir ne? Jeigu nepatiko, tai, ką aš galiu padaryti? Jeigu patiko, tai ten nepamirškit paspausti like knopkutės apačioj. Ir tiek šiam kartui. Ir kaip žinia, tai yra mano paskutinis video blogas šiemet. Tai dabar labai lyrinį palinkėjimą reikėtų pasakyti. Tai tikiuosi, kad per šios metus išmokot ir patyrėt labai daug. Nesvarbu, ar tai buvo geros ar blogos patirtis, bet kokiu atveju patirtis yra puikios gyvenimiškos pamokos. Tai tikiuosi, kad jų šiemet gavot tikrai daug. Ir tiesiog sėkmės ateinančiais metais, būkit pozityvūs, žiūrėkite viską teigiamų kampų ir nebijokit naujų dalykų ir naujų iššūkių. Tiesiog eikit drąsiai gyvenimą ir sėkmingų jums metų. Tai va, tiek iš manęs ir iki.